pusryčiai, nu visai galingai atrodo. Dienos metu toks vaizdas, nieko daug geresnio, biški šiukšlynas, eina kažką, neromantiška tikrai. Važiavom čia prie tokių urvų. Dvi problemas. Viena problema, kad kosminė kaina 18,50 suaugusiam, net vaikui 11,50. Nu, tai iš tikro nesu matęs tokių brangių urvų, tai būna ten po kelis eurus, nežinau, 10 gal buvo matęs brangiausia. Ten kažkur Slovakija ir panašiai. Antras dalykas, kad po vieną neleidžia tik tais turai ir vat mes realiai pavėlavom čia, nu matėm žmonės bėgo, dar galvojom, ko jie čia bėga. Tai 10:30, o dabar 10:47. Kitas turas tik 12 valandą. O pas mus šiandien laikas labai ribotas, tai nežinau, ar apsimoka čia laukti. Saugau dar čia tokį tašką pažiūrėti, bet plyta, net nėra kur mašinų priparkuoti. Ir eit 1,5 kilometro pėsčiom, tai nelabai spėsim tada į tą urvą. Jau reikės įsekantį, o tada galim nespėti mašinos gražinti. Ir plus nėra ten ta vieta kažką ant tiek įspūdinga, kad būtų verta tiek eiti. Tai praleisim. Netoli ta urva buvo šita vieta pažymėta kaip lankytina. Nedidelė, paprasta, bet visai graži. Nu, nieko wow, bet pasiimi kebabą ir ieškai kur suvalgyti, tai vat pats tas atvažiuoji, pasėdi, kavos kokios atsigerti. Pasižiūrėti. Visai gerai. Visgi yra čia toks ir gilesnis urvas. Būtų šilta, galima būtų ten įlipti, paplaukti. Šitaip nesitikėjom tiek daug žmonių čia. Buvo čia gyvos muzikos koncertas, išjungė šviesas, atplaukė valtelės su šviesom ir ten muzikantai ten su smuikais kažką tai grojo. Griežtai draudžiama ten nefilmuoti, nefotkinti, vaikščio darbuotojai žiūrėjo, nu, bet vienas kitas tai visgi išsitraukdavo ten trumpam. Nu, visai tokia įdomi patirtis. Šiaip nevaikštau kažkokius gyvos muzikos koncertus, tai taip vat kaip tokiam urve, tai visai įdomi tokia patirtis. Čia kur vyko tas koncertas ir čia gaunasi taip, į kairę, jeigu nori valtim praplaukti, o į dešinę, tai jeigu tiesiog tiltelio išeiti. Nuėjom į kairę, laukiam, nu vis tiek valtim, taigi įdomiau išplaukti. Žmonių daug, valčių nedaug, plaukia lėtai. Pamatėm, kad čia tik tais iki čia, daplaukė, čia tik tais labai trumpą atstumą, čia keliasdešimt metrų tiesiog, kad praplaukti, tai net neįdomu tiek laukti dėl tiek mažai praplaukimo. Kas čia eis į šitą urvą, tai keli patarimai, tai nusipirkti bilietus iš anksčiau ir atsistoti tą prie vartų kuo anksčiau, kad būt priekyje, nu tada ir daugiau matysit, nereikės eiti minioje ir per koncertą atsisėsit pirmose eilėse, ne kažkur gale, kaip mes geriau matysit, geriau girdėsit. Ir tada iškart po koncerto gal bus galimybė prasiplaukti. Prasiplaukimas nemokamas. 18,50 ar verta, nu, įskaičiuojant visą tą tokį experience, kad ir urvas, ir koncertas, nu, ir dar plus valtis, nu, tai kaip ir atrodo jau kaip ir nebrangiai. Nu, bet man, pavyzdžiui, ta gyva muzika, nesu jos kažkoks fanatas. Jeigu būtų, pavyzdžiui, bilietas per pus pigesnis tik į urvą, tai jau mielai imčiau tiesiog bilietą be koncerto. Bet čia pasirinkimo nėra, čia viskas
įskaičiuota. Palyginus Velyčkui tai įspūdingiau. Ir ten pigiau, kiek prisimenu, ir tikrai įspūdingiau. Aišku, čia gal nelabai galima lyginti, ten druskų kasykla, čia natūralūs urvai, stalaktitai, stalagmitai, na, bet plius minus experiences panašus. Ir dar toksai patarimas, mes kai buvom nemažai urvų, tai ten visą laiką būna, net kai laukia plus 30, viduj ten porą metrų nusileidė ir jau būna ten kokie plus 5, tai pasiėmėm visus drabužius, o čia realiai dar šilčiau negu laukia ir tvanku. Tai su maikutė čia reikia eiti, nereikia imti tokių striukių, megstinių ir panašiai. Ar verta eiti? Nu tai nesigailiu, kad nuėjau. Šiaip brangoka tikrai, jei negaila galit nueiti, bet antrą kartą jau neįčiau, jau pamačiau, tai antrą kartą jau neįčiau. Dar tokį kalendorių davė. Nu, gal suvenyras. Kaip suvenyras, gal neblogai. Buvo minčių išsinuomoti tokį mini kabrioletą. Nes nu, kodėl ne, pavažinėti porą dienų kalnais be stogo. Na, bet ir gerai, kad nesinuomavom, nes visgi per vėsų be stogo važiuoti, 16-17 laipsnio. Na, nesinuomau todėl, kad užstatą prašo, nesvarbu kokiai firmai, bet kai imi Miniką, 4000 eurų užstatą. Net jeigu imi pilną draudimą su nulinė išskaita, vis tiek kažkodėl užstatas 4000. Na tai tikrai nenoriu tiek pinigų kažkam skolinti, tai dar yra rizikos, kad negražins, tai ačiū ne, už tiek aš geriau nusipirksiu kabrioletą. Nu ir bene paskutinis lankytinas objektas šioj saloj, nu bent jau paskutinis išsaugotas, gal dar kažką atrasim. Buvo planas pasiimti kavos puodelį ir pasidėti, išgerti kavos, pasikalbėti vaizdais, bet pasirodo šiam miestelį visas kavinės uždarytas. Ir net parduotuvė tik viena ir ta uždaryta. Nors nepasakytum, kad sala išmirus, šiaip nemažai to judesio, nemažai mašinų. Nėra daug, nėra perpildyta, bet tikrai neišmirus. Toks įdomus pastebėjimas, kad labai daug vokiškų mašinų, nežinau, gal kas 10 kokia. Ir pagalvojus, kiek dar tų vokiečių be mašinų čia atvažiavę. Prekybos centro aikšteliai Gaidys. Kuras čia visur nepigus, vienas spiam, vienas šiam. Buvo ten greitkelius ir prie 1,7, bet radom čia vieną degalinę automatinę 1,30, kas iš tikrųjų labai pigu. Degalinė nauja, viską ten kaip ir tvarkingai atrodo. Pripyliau pilną baką, rodo sąnaudos 5,5, 307,8 pravažiuota ir įpyliau net 25,7. Tai paskaičiavus kuro sąnaudos gaunasi 6,8, kas yra žymiai daugiau. Dabar klausimas, kame problema. Ar mašina daugiau valgo negu rodo, ar nebuvo pilnas bakas, kai mašiną pasiėmėm, ar degaliniai dėl to, kad pigus kuras, tai tiesiog rodo daugiau, kad įpylė. Šitą, kad sužinot, reikia daugiau pavažinėti ir kelis bakus pripilti, tada bus aišku, bet jau nesužinosim, nes jau važiuoja mašiną grąžinti. Nors dar tik tais 3:30, bet jie, kadangi užsidaro 4, kitos išeities neturim. Grąžinam mašiną, tapom pėsčiaisiais. Sutapimas geras, kad už nepilnų 2 kilometrų automobilių muziejus. Nepraleisim tokios progos ir nueisim. Galima buvo autobusu, bet laukti pusę valandos ir ten ratais kvadratais ir vis tiek ten prie pat jo atvažiuoja, tai neišdydus nueisim pėsčiom. Detalių niekam nereikia. Šiaip prieš tai, kai važiavom su mašina, tai taip atrodė ta šalis pakankamai švari, sala tiksliau. Bet dabar vat einam ir labai daug šiukšlių pakelėse. Vienoje vietoje netgi tiesiog maišas su šiukšliam gulėjo, iš namų kažkas išmetė. Tai kažkaip nelabai malonu. Šiukšlės ir kalnai. Pradėsiu nuo tualeto, o kaip atrodo. Tai čia dar galima pasidėti lagaminus, kas labai man paranku.
Mašina Forever Alone. Ir įdomi, kad visur kainas rašo. 225 tūkstančiai. Kaip visada vokiškose muziejuose dominuoja Mercedesai. Na, šitas visai nebrangus, tik 80. Bet amerikonai visada atrodo įspūdingai. Įdomus Chargerio salono išplanavimas. Čia galinės sėdynės, tada už galinių sėdynių dar tokia vieta kaip bagažai, ne bagažai, o pati bagažinė tai toliau. Dabar supratau koncepciją šito. Čia vat mes turim aikštelę Volmers, nu tai kaip kolekcionierius. Ten toliau vat atskiras Brunold. Bet čia aš kaip suprantu, čia ne kolekcionierius, čia džipų parduotuvė. Nes aš galvoju, ko čia stovi, nei čia kolekciniai, nei ką, gatvėse pilna. Čia uždaroj patalpoj stovi, čia gal žmonės pasistatot kaip į saugojimą kažkas tokio, nes yra aukščiau į ten. Yra ir tuščių, erdvių nemažai. Jo, čia bus kaip garažas, nes mašinos priregistruotos, nėra lentelių informacinių. Čia šitas mašinas galima išsinuomoti, tas įdomus triratis. Gruodį galima buvo išsinuomoti Porsche už 400 į dieną. Nu tai nėra brangu palyginus, nu nėra kosmosas, aišku, ne 5 eurai, kaip čia tos vietinės mašinos, nu gerai, ne 5, ten kokie 30 su visai draudimus, su visko. Pas mus ten kažkas ten 100 eurų valandą ir tai ne tik su vairuotoju. O čia, kad pats gali pravažiuoti, tai visai toks neblogas dylas. Nu, kažkas grinai privačiai už lango pasidėjęs lentelės, bet toli tai neįskaitysi. Nu, vokiečiai mėgsta Porschus. Sprendžiant iš numerių, mašina priregistruota. Nu, jeigu priregistruota, tai turi būti ir važinėjama. Šiaip su vokietis tikrai neregistruotų mašinas, kurie tik muziejai stovi. Na, respektas. Iš tokią mašiną pravažiuoti aš įsivaizduoju, koks kaifas. McLarenais šiaip nesidomiu, nelabai pažįstu, bet aš taip įsivaizduoju, kad šitas kainuoja kosminius pinigus. Aš taip įtarčiau, kad jis gal net ir neregistruojamas. Grinai lenktyninė mašina. Nors čia kažkokie numeriai priklijuoti, tai gal ir street legal jisai. Šitie man busikai labai mėly. Tiksliau, čia nebusikas, o pikapas. Čia beje šis muziejus nemokamas, kainavo tik tais pasidėti kuprinės. Ten apie €50 valandai. Jie apmoka turbūt tie visi, kas čia pastato mašinas, tai užsaugojimą ir tai ir tos kaip aikštelės. O čia Aston Martinas. Na gyvai, kaip gyvai tai aišku esu matęs gatvėse, bet tai vat iš arti prieėjus, taip įspūdingai atrodo. Gerokai įspūdingiau negu kai tiesiog gatvėje prasilenki. O čia dar viena aikštelė, Kristiana BT. Nežinau, ar čia tiesiog reklamuoja kažką, tai paslaugas ar ką, ar parduoda. 200 000 korvetė. Nu ką, žinau, už korvetę kažkaip daug atrodo, 200. Klasikinis marsiukas. Su daug chromo. Bet vat palyginus su praeitais muziejais, tai ką galiu pasakyti, kad čia tokia būklė labiau muziejinė. Aišku, irgi neideali. Matosi, kad šitas važinėjimas ne pats švariausias, bet šiaip bendra mašinų būklė tikrai geresnė. Šitas atrodo įspūdingai, toks red stylas. 7200, nu, nežinau, Lietuvoje tokių aišku, čia nėra tautovežis, bet American Spirit, manau, buvo ne vienas. Aš manau, kad Lietuvoje kainos būtų mažesnis, dėl to, kad Lietuvoje to amerikonų daugiau yra. Bet čia dar matosi važiuoklė rimtai padaryta, net 2 kompresoriai. Čia turbūt žmogus įsivertina savo įdėtą darbą į šitą projektą. Ir šitas Citroenas dar toks įdomesnis. Daug čia ir įvairių smulkmenų, kaip užpildymo kolonėlės ir panašiai. Dar galima nusipirkti, apie 1000–2000 kainuoja, šitą kainuoja 7000. Ar pirktumėt už 7000 tokio benzino kolonėlę? Prieš tai apėjom visą pirmą aukštą, dabar bus antras. Čia tie patys priparkuoti automobiliai iš aukščiau. Na, iš čia mažiau matosi. Čia išėjus dar kažkokios salytės, nežinau, gal parduotuvės.
kiek naujesni marsiukai. Irgi parduoda 46 000. O vat šitą prieš kokius 7 metus pirkau Vokietijai, kainavo apie 10-12, dabar 34. Nu, rida 86 000, tai jau rida prideda kainas. Būklė, sakyčiau, savo akim 9 iš 10. Nu, turint omeny mašinos amžių, tai aišku 10 iš 10, bet taip vat 9 iš 10. Vertas savo kainos. Dar aišku komplektacija, žinau, kad vat, jeigu yra galinis stopas pas juos, tai reiškia, kad geresnės komplektacijos skaitosi. Tas, kiek žinau, labai brangus. Jeigu neklystu, tai tas labai brangus yra. Ten jau milijonais, man atrodo, kainuojasi. Brabus valtis. Jeigu nebūčiau ženkliukų pamatęs, net nebūčiau pagalvojęs, kad Ferraris. Čia kokį, nežinau, Citroeną panašu ten. Fiatą gal kažkas tokio. Galas tai kaip Volvo. Vat grinai kaip Volvo. Įdomu, kas nuo ko nukopijavo. Čia tokia įdomi ekspozicija gali būti, kad čia tikras sparnas iš to filmo. Ne, čia tiesiog kažkokio tai menininko ekspozicija ir atseit šitą vat paveikslą originalų gali nusipirkti už beveik 5 000 eurų. Aišku, įpirkti už šitą už 20. Nu, kas biudžetą neturi, tai už 2000 toks sparnas. Nu, čia toks Porsche'as kaip ten buvo, bent jau panašus, tai 335 000, tai netoks ir brangus, tai suklydau reiškia. Čia net ir toks marsiukas, paprastas, ne kažkoks ten AMG ir panašiai, 8 kW ir 16 000, nu, turi būti kaip naujas už tokią kainą. 92 metų, nėra dar tik senas, būklė jau matau, kad neideali, nežinau, nemokėčiau tiek. Yra čia netgi ir plovykla automobilio, dar viena nuoma, 1 valandą, 21 km, 90 eurų. Arba 2 valandas, 90 km, 260. Vairuoji pats. Bet čia stovi kitokios mašinos nei pavaizduotos. Lambo, Porsche'as. Ir čia iš vis nesąmonė Range Roveris. Prasilėk su Ferrari už 9 eurų, prasilėkčiau. Negaila būtų. Aišku, čia reikia iš anksto domėtis, žinot šitą dalyką. Galvojau, gal čia šitas Ferraris. Jei būčiau iš anksto žinojęs, tai aš manau, kad būčiau tikrai sutikęs už 9 eurų prasilėkti su kokiu superkaru. Juolab, kaip pats vairuoji, Porsche 914. Net nežinojau tokį Porsche. Atlankiau ekspoziciją, bet ratai tai kažkaip iš vis porą gal tik modelių gražesnių, o taip tai tokie standartiniai, galėtų ir gražesnius pastebėti. Nu, va, čia, pavyzdžiui, čia suprantu. Čia iš važiuoklės geometrijos matau, kad driftinė, kažkas apie ją parašyta. Čia reikia skanuoti QR kodą, PLS 6, 5,7 litrą, 409 arklių, Weissfabas, bet sprendžiant iš tiek, kiek ratas išsikišęs, tai čia bus dar pirmas Weissfabas turbūt. Simreisingai visokie. Čia neiškart pamatysi, bet baras kaip laivas. O čia panašus kaip ten buvo pirmam aukšte, Vanderhal. Kažkodėl sėdynė skiriasi, įdomu, automobilinis ratas. Mersas SLS. Prisimenu, kažkada Vokietijoje autobane maksimalų greitį bandžiau, 215 važiavau su Corolla ir toks kaip prastovinti pralėkė. Ir pabaigai motociklai. Bet šiaip jų čia praktiškai nėra, kas gan keista, nes visuose automobilių muziejuose būna ir motociklų pakankamai nemažai. Šiaip iš viso nesu motociklistas, bet va tokie motociklai tai man žiauriai gražus. Su mielu noru su tokį pravažiuočiau. Galima išsinuomoti 200 eurų mėnesį. Tai visai nebrangiai, ypač kaip už tokį mocą. Keista, kad nei vieno japoniško automobilio nėra. Gal tarp vokiečių jie nelabai mėgiami. Nu ir viskas, ir tiek čia to muziejaus. Vis tiek palyginus didesnis negu ten, kur buvo prie Lisabonos. Kas būsit Maljorkai, tikrai verta užeiti. Juolab jisai nemokamas, tai kodėlgi ne.
Restoranas yra labai gražus. Ant lubų mašina kamo. Ten dar viena salė, superkaro, bet uždaryta. Kaip nemokamai, tai tikrai super. Tikrai verta užsukti. Ne tai, kad muziejus, o tokia kaip pasiturinčių automobilistų susirinkimo vieta. Gali savo mašiną priparkuoti, gali bet kada atvažiuoti, ten pasitusinti. Yra ten atskiras tų vairuotojų lounge ir panašiai, žodžiu. Motorworld čia vokiečių yra įmonė, o netgi .de puslapis ir yra Vokietijų Motorworld. O čia vienas iš pirmųjų savieigių, nežinau, vežėčių, kaip čia pavadinės, automobilių tai nelabai dar pavadinsi. Žodžiu, gaudom čia tos autobusus jau kokį 40 minučių. Nesuprasi, kas iš kur važiuoja. Ir iš vienos stotelės važiuoja į Palmą, ir iš kitos važiuoja į Palmą. Bet visi, kur pravažiuoja, važiuoja priešingai kaip tik. Ant stotelės parašyta, kad važiuoja 508, tai laukiam jo toj stoteliai. Jis atvažiuoja, sako, ne, į Palmą nelipkit, ten tipo, kaip važiuoja į parką kažkas tokio. Tai dabar grįžtam atgal į šitą stotelę. Kas kur važiuoja, jokių normalių grafikų neparašyta ant stotelės. Bent jau ant ekrano kažką tai rašo, tai bent jau tas gelbė. Google'as irgi normaliai nerodo. Žodžiu, atvažiavo mums tinkamas autobusas, bet parašyta kita kryptis ir sako, į Palmą nevažiuoja. Nors čia parašyta va ta, kur mirksi va dabar tas Arėja Sindikat, tai čia yra būtent Palma. O jis sako, vairuotojas ne, į Palmą nevažiuoja. O mums tinkamas autobusas į Palmą sustojo va toj stotelėj priešingoj. Čia apvažiavo, apsisuko ir pro čia pravažiavo, mes jau mojavom, dar va tas moteris mojavo, nesustojo. Padla buvo sustoti. Viešasis transportas tai čia tragedija. Atvažiuoja numeriai ir kryptis tokių autobusų, kurių čia niekur neparašyta iš vis. O tie, kur parašyti, kur mums tinka, tie neatvažiuoja. Kryptis nesutampa. Parašyta kryptis važiuoja ne ten, kur vairuotojas sako, ten nevažiuoja. Toks bardakinas. Kad jūs suprastumėte, aš visą Vokietiją išmaišęs traukiniais, autobusais, tai ten būna, kad irgi nesusipratimų, nesupranti, iš kurios stotelės, kuria kryptim reikia važiuoti, bet taip kaip čia, tai niekur taip nematys. Davažiavom šiaip ne taip iki tos Palmos, 1,5 valandos kokios. Pats važiavimas tai greitas, bet tas autobusų gaudimas. Ir ne tik mes, ten kiti žmonės irgi nesuprato, iš kurios stotelės važiuoti, kurio autobusų važiuoti, žodžiu. Aišku, jeigu laikas mums kažką reikštų, tai iš pat pradžių ten dar iš to muziejaus turbūt Uberį užsakytumėm ir viskas. Manau, mažiau nei 10 eurų kainuotų. O čia ar taip reikia laiką prastumti, tai galima čia taip ir pasižaisti tais autobusais. Irgi šiokie tokie nuotykiai mini. Žiūrėjom čia į tokį bar Ispanija. Kainos bent jau meniu žymiai žemesnės. Čia žiūriu, kad ne šitą užsakinėjau. Čia užsakom kažkokį tradicinį patiekalą ir krokėtų, bet čia man atrodo, kad ne krokėtai. Eilė prie įėjimo, užsirašė pavardę, po to pakvietė. Po tokį 20 minučių reikėjo palaukti. Atnešė krokėtą, nedaug atrodo, bet už tokią kainą, tai nevalgyti tiem čia pauškandžiauti tikrais. O pasidėjom tam bariuke, vadinasi bar Ispana. Visai patiko, labai patiko ten tas, turbūt šeimininkas bus to, nes, kiti padavėjai, tai tiesiog kaip padavėjai, tiesiog atneša maistą ir viską, tas ten prikolina visaip, ten toksai linksmas, ten bėgioja, ten visiems vadovauja, toksai davė to tokio vaibo jo. Kainos palyginus su kiek žiūrėjau meniu visoje likusioje Maljorkai, tai tikrai geras, net pigiau nei Lietuvoje. Alaus bokalas kiek ten 3,5 kažkiek, ar 3,7 kažkiek. Vyno taurė irgi panašiai, tai tikrai labai nebrangiai. Tokio kaip maisto, kaip patiekalų, kaip mes pripratę, kaip ir nėra, tokie čia užkandžių toks labiau baras. Tie tapas visokie ir panašiai, bet tai ten vieną užkanduką pasiimit, kitą ten vienas 3 eurai, kitas 5 eurai, biški to, ar vat vakarieniai pats tas ir užkandį, ir visai toks sotus išėni. Jei nepamiršiu, parašysiu subtitruose. Jeigu kažkas būsit Maljorkai, tai sakyčiau numeris 1. Ne veltui tokia ir eilė buvo, kad reikėjo palaukti. Nes, pavyzdžiui, kitam žiūrėjau iš Google nuotraukų meniu, tai alaus bokalas 7 eurai. Tai aš manau, skirtumas yra. Čia Palmos turbūt numeris 1 iš lankytinų vietų, tai katedra.
Na, iš tikrųjų įspūdingai atrodo ta katedra, kai visoje Maljorkai tie namukai tokie paprasti, mažiukai ir čia tokie bam, tokio didžiulis toks pastatas. Aukštis net nežinau, nu kaip koks 9 aukštis, gal ir daugiau, gal kokį 12 aukštis, kaip dar tokio pločio, tai įspūdingai atrodo iš tikrųjų. O šalia kažkokia dar pilis. Sí, una vez esta, ¿eh? Prisėdam tokioje vietoje. Bare vyno biškį išgėriau, užsinorėjau daugiau, nuėjome į parduotuvę. Norėjau, tiesiog mažą buteliuką, tai buvo tik raudonas, 8-9 eurai. Realiai daug. Paprastas butelis vyno, balto, 4-5 eurai. Bet viso butelį tai aš tikrai nenoriu išgerti. Nu tai ką, galiausiai paėmiau litrą pakelį. Naktinį parduotuvį €50. Važiavom čia po vidurnakčio ir uostą, tuščias. Atvykom į Varšuvą, bet atskridom į kitą oro uostą, Varšuva yra 2. Jau atvažiavom čia iki centro, ieškosim kur papusryčiauti ir tada važiuosim iki savo mašiną. Kol kas pusryčių neradom, tik visokios bandelės ten po 3-4 eurus, na jau kainos europietiškos. Nueinam dar į autobusų stotį, ten kažkada prisimenu, kažką valgiau. Buvo nuotykių, vos nepavėlavom į lėktuvą. Atvažiavom į oro uostą kažkur apie vidurnaktį, praėjom iškart patikrą, nežinojom kurie mūsų vartai, tiesiog ten A, B, C, tai mūsų buvo C, nu tai užėjom į C, ant suoliuko prigulėm pamiegot, nustatėm žadintuvą, tai atsikėlėm dar prie žadintuvo, to išvieslintai turėjo būti parašytas mūsų skrydis ir kad 4-5 turi būti laipinimas, ten porą minučių prieš 5. Žiūrėjau, dar nebuvo parašyta bording. Į tualetą, ten telefoną pasikrauti ir toliau, tada po 5 kelios minutės jau žiūriu parašyta bording. Tai dar ten pasikrapštėm ir po 5:15 kažkur tai jau rašo last call. Bet nieko nesakė, nei ką. Aš tik pasižiūriu į programėlę ir rodo gate closed. Ir davai mes ten bėgam iki savo gate'o, kokį kilometrą bėgam per tą oro uostą. Pačiam gale buvo. Paskutiniai turbūt buvom, bet spėjom. Po tų visų šalių atvažiuoja į Lenkiją ir iškart tokia civilizacija, viskas taip modernu, švaru, nauja, blizga. Nu bet ir šalta. Kontrastas tai tikrai žiaurus. Didžiulė čia ta stotis. Praėjom visus peronus, o mūsų peronas dar už 250 metrų. Sakė, traukinys už 5 minučių, sakė, kad nespėsim, dar galvoju, kad čia, kaip čia per 5 minutės nespėsim, dabar jau suprantu, kad turbūt nespėsim. Bilietus paėmėm 11 val. Traukinį, o dabar 10, tai teks valandėlę pasidėti, ką padarysi. Biškį prašovėm. Na ką, spėjom visgi, paskutiniam sekundėm net nesitikėjau. Tai biškį bėgom paskutinius metrus. Dabar tik klausimas, ar neprisikabins prie bilietų, nes bilietai 11 val. Nupirkti. Kažkodėl kaina daug atrodo. Nu, pavertus eurus tai ne tiek ir daug. Už lango tikra žiema, tai kol žiūrit žiemą, papasakosiu apie Maljorką, nes reikia kažkokią tai išvadą padaryti. Bendrai paėmus, nelabai man prilipo, pagrindė dėl kainų, nes iš tikrųjų labai brangu.
nakvynės brangios, maistas brangus, nu va tik tais išimtis bus va, tas bariukas, kur mes radom, bet taip kitur ten pasižiūri kainas, tai patiekalai ten 20-30 eurų, nu tiesiog kosmosas. Ir nėra čia, kad kažkoks būtų jau toks luxury kurortas, aš suprasčiau, jeigu ten kur nors iš tikrųjų kažkokią tai prabangę salą nuvažiuoji, tai tada sumoki už tą prabangą, ten gauni aukštą lygį, viską, nu tai tada taip, tada jau pats sprendi, ar gali tiek mokėti ar ne. Bet čia tiesiog ta sala plius minus kaip Malta, o kainos didesnės, nors ir Malta nėra kažkokia biudžetinė sala, bet Mallorca tikrai brangesnė. Vaizdų prasme gal kažkiek geriau negu Malta, nes yra ir kalnų, Malta kalnų nėra, Malta tik tais pakrantės galima lyginti, nu, plius minus panašiai. Tvarkos, švaros prasme tai laimi Malta, Maltoj jautėmės visiškai saugus, o Mallorca, nu tai kai Ispanija žinoma, kad kriminalinis kraštas, kai valdžia ten palaiko nusikaltėlius, kai plėšia iš mašinų, laisvai gali ten išdaužt langus, ten ištraukti visus lagaminus ir panašiai. Tų visokių pickpocketsų daug ir panašiai. Tai ir šiaip, vat, Maltai neprisimenu, kad būčiau matęs kažkokių tai ten įtartinų asmenų, sakykim, o Mallorcoj tai vieną kartą tiesiog vat, grinai prie mūsų, vat, metras nuo mūsų, stovint prie kebabinės, mačiau, kaip nusipirko žmogus narkotikų. Šiaip visokių ten ir bomžų buvo, ten prie parduotuvės ten negras stovėjo su podeliu, tipo ten pinigų jam daug, visiškai pilnai tvirtas vyras, sakykime, galėtų įdirbti, nes stovi prie parduotuvės pinigų prašinėje. Nu, ir vat, ten ir tos šiukšlės pakelėsit. Vienintelis pliusas prieš Maltą, kad yra kalnai, o daugiau tai Malta tikrai ir pigesnė, ir tokia mielesnė, fainesnė. O ten paplūdimiuose valiotis, tai aš manau nėra skirtumo, jūra ta pati ir ten galima pasivalioti. Tai va, nu portugališkų nėra ką lyginti. Visa Portugalija patiko išskyrus Lisaboną. Visa švari, tvarkinga, graži, turi to tokio pietietiško kolorito, bet vis tiek tokia vakarietiška šalis, bet Lisabonos centras tai siaubas, ten tiek tų visokių įtartinų asmenų, narkomanų ir panašiai, va, čia ką tik čia skrolinau vidosikus, ten mačiau kaip naujų metų naktį kažkokie čigonai ten Lisabonai ten iš automatų šaudė. Nu, ne į žmonės, į dangų, nu, bet vis tiek kažkaip tai. Net nelikčiau nakvot. Tai tiesiog vat, atvažiuot pusdieniui, pažiūrėt po panoramas, nes iš tikrųjų labai daug panoraminių vietų. Nu, pavaikščiot per tas tokias įdomias siauras gatvelės, pažiūrėt esminius objektus, pažiūrėt tą tiltą didelį ir viskas, ir važiuot kažkur kitur, tikrai neverta apsistoti. Tai Lisabonai net vienai nakčiai nebeapsistočiau, bet į Portugaliją tikrai kažkada grįšiu, žiauriai patiko. Visiems rekomenduoju. Mallorcos realiai, nu ne tai, kad nerekomenduoju, galima ten kokiam ilgajam savaitgaliui atvažiuoti porą dienų, nes mes realiai vat, per porą dienų tai mes irgi visą salą apžiūrėjom. Nu tai tas urvas įdomus, kalnai įdomus, porą ten tų pakrančių ir viskas, nu ir tas automobilių muziejus. Daugiau tai nėra ką žiūrėti, tokia, net Malta, va, tiesiog važinėjant ar vaikštant per miestelius, tai Malta tokia įdomesnė buvo, gražesnė. Tokia neįprasta, sakykime, o čia tiesiog ta pati Ispanija, nieko įdomaus. Dabar laukia kelionė namo, tai jau, manau, nėra ką ten filmuoti, nebent kažkas nutiks, nes važiuosim per snygį, per pūgą. Dar neaišku, kaip čia mašiną pasiminėsim, tai skambinau dabar į tą aikštelę, kad mus paimtų iš stoties, kaip buvo sutarta ir už ką buvo sumokėta, tai jau čia labai nepatenkinti kažkokie. Maždaug nemokamai čia turim mus vežti, kad čia dar turim stovėti laukti ant šalčio, nu žodžiu, tai dar neaišku, kaip tą mašiną pasiimti. Tokia aikštelė, patys geriausi tos aikštelės atsiliepimai buvo. Nu, tai, manau, gal ar atskirą video padarysiu, ar video pabaigą įdėsiu kelionės išlaidas. Atvažiavom pasiimti mašinas. Sniego daugiau negu aukščiau nei bamperis. Kaip dabar išvažiuoti nieko nesulaužys, tai neįsivaizduoju. Reikės čia labai viską kasti.